Seniai, labai seniai, vienoje girioje slypėjo kaimelis, kurio gyventojai buvo mėlyni nykštukai besivadinantys smurfais. Jie buvo geručiai. Greta jų gyveno piktasis žynys Gargamelis, baisus blogiukas. Neapkenčiau smurfų. Tuoj aš tau. Visus jūs išgaudysiu. Minėsit mano žodį. Vis tiek pričiupsiu. Rasiu tą jūsų kaimelį. Giria tebėra ten pat. Gerai įsiklausę ir šiandien išgirsite įtūžusio Gargamelio balsą. O jei būsit geručiai, kas žino, gal net pavyks pamatyti kokį smurfą. Smurfai. Tokios baisios sausros seniai nebuvo. Karštis iškepins ne tik mano smegenis, bet ir kopūstus. Gerai, nors tai, kad blogiau jau būti nebegali. Na ir dienelį tuojau ištirpsiu. Per karštą net miegot. Blogiausia tai, kad per karštą ir valgyti. Dažniausiai. Žinau, kaip įveikti tokį karštį. Prispausiu didžiulį ąsotį smurfaugių sulčių ir su niekuo nesidalinsiu. O ne, nebėra smurfaugių. O kai nėra uogų, nebus ir sulčių. Jei čia ta formulė, kurios reikia, mažus debesėlius turėčiau paversti dideliais. Tada pagaliau palytų. Oi. Ramiau, vyrutė. Ant žemės, palastok. Jei tik pasiekčiau elfų šaknį. Akivaizdu, kad mano didinanti mikstūra veikia kuo puikiausiai. Išdidinsiu su jie debesis. Oho, ta mikstūra man padės išdidinti smurfaugės, kai jų rasiu. Truputį įsipilsiu. Stipruoli, kaip miela, kad sutikai iš mano daržo ištempti tuos didelius ir sunkius akmenis. Ir dar per tokį karštį. Koks tu stiprus. Jei būčiau vežusi pati, tikrai būčiau susmukus. Ate? Netrukus turėsiu smurfaugių sulčių. Ir visos jos bus tik mano. Oi. Teks keliauti ten dar kartą. Kas man? Gal tai dėl karščio? O gal sapnuoju? Ne, nesapnuoju. Tėte! Kaip jį padaryti? Truputį pienių žiedadulkių, keli lašai rupūžės prakaito. Saugokitės! Tėte! Tėte! Oi, kažkas ateina. Tėte, čia aš, stipruolis. Atidaryk. Stipruoli, kodėl keli tokie didelį? Jis pabaisa. Greičiau sakyk, kur tėtė. Man reikia jo pagalbos. Ilsėjausi savo ramiai smurfaugių kalno papėdėj, kai staiga. Kalno papėdėj? Staiga kažkas at manęs šlumštelėjo ir... Gal milteliai? Taigi, papasakosiu tėtei. Noriu, kad mane vėl sumažintų iki normalaus dydžio. Nėra reikalo kvaršinti tėtei galvos. Apsižvalgyk. Gali daryti tai, apie ką kiti smurfai gali tik pasvajoti. Iš tikro? Tu stipriausias smurfas pasaulyje. Teisybė.
Visus akmenys iš Smurfytės daržo išnešiu akimirksniu. Nestipruoli, palauk! O, mano daržas. Nesijaudink, Smurfytė, kai esu toks didelis, jokia bėda nebaisi. Kaip visa tai prasidėjo? Tikrų tikriausiai paslaptis, ar ne? Oi, Na štai, ir kaip tau tai? Mano namas. Net nenutokiau, kad turiu tiek jėgos. Turim pakviesti tėtę. palaukit. Tėtė turi labai rimtų reikalų. Nedėrėtų jo trukdyti dėl tokių menkų niekų. Menkų niekų? O dabar padarysiu tai, apie ką nuo seno svajojau. Sugausiu gargamelį. O, ne. Stipruoli, palauk. Meldžiu, nedaryk to. Gargamelis pavojingas. Jau nebe, man jėga jis tikrai neprilygs. Dėl nieko nesijaudinkit, žinau, ką darau. Viskas, bėgu ieškoti tėtės. Eime. Sukūriau pabaisą. Neapkenčiu tokio oro. Saulėta, šviesu ir linksma. Tokiamis dienomis kaip šis, Smurfai išdykauja ir linksminasi. O jei taip pačiupčiau bent vieną iš tų mėlynų niekingų padarų, bematant sudoročiau. Paleisk mane, mulki. Juk liepiau nepertraukinėti, kai man užeina savigailos priepuolis. Kas čia? Tikriausiai sapnuoju. Liepto galas, Gargameli. Smurfe? Gal tu ir didelis, bet aš didesnis. Tai kas? Pačiupau. Ak, tu mažas, niekingas. Ašaros nepadės, taigi, šliumpt nė nepradėk. Vėduosi tave į kaimą, kaip kalinį. Nusivesi mane į savo kaimą? Taigi, o dabar žengte marš. Kaip tu mane įveikiai, meldžiu, neskriausk manęs. Nieko, o įsilaisvinsiu. Maišo nuo sienos pačiupti jisai nesuspės. Pagavau jūdu abu. Iš tikro. Azraeli, apsimesk ir tu. Jis mus nunešė savo kaimą. Katapulta paruošta, tėte. Gerai, meistrelį, pamėginsime padidinti debesis. Gal tada iš jų bus lietaus? Tėte, greičiau ateik. Smurfytė, kas yra? Stipruolis pavirto į milžiną ir... Į milžiną? Ir išėjau sučiupt Gargameliu. Kažkas lindo prie mano didinančios mikstūros. Greičiau į kaimą. O galais, tai baisu. Ir kaltas dėl to aš. Tu? Dabar aišku. Bus riesta, kai tėtė sužinos. Smurfai, jūsų bėdos baigtos. Žiūrėkit, ką parnešiau. Gargamelis. Ir Azraelis. Nėra ko bijoti, čiupau juos plikomis rankomis. Tai čia tau taip atrodo. Bus sunku. Tuoj aš tave pamokysiu. Ei, taip nesažininga, paleisk mane apgavykę. Sugaudyk likusius, Azraelį. Tėte, ką dabar darysi? Mikstūra sukėlė didelių bėdų. Bet gal jas ir išsklaidys? Smurfai, turime veikti labai greitai. Noriu, kad padarytumės štai ką. Pagaliau jūs mano. Visi. Azraeli! Na. Juhu, čionai. Mūsų nepagausi.
Jie tyčia tave erzina, Azraeli. Negi nepagauni tų mažų nenaudėlių. Azraeli, mes čia. Pasiruošę? Šokit! Azraeli, leidaisi pergudraujamas. Kvailas katinė. Už tokį kvailumą susilauksi griežtos bausmės. Nusprendžiau visus smurfus pasilikti savo. Azraeli, kas čia dabar? Ramiau, Azraeli, aš tik pajokavau. Keletą smurfų atiduosiu tau. Daug smurfų, visus smurfus. Oi. Ai. Aš nenorėjau, Azraeli, tikrai nenorėjau. Aš tik pajokavau, matai, jokauju. Bet tuoj pravirksiu. Stipruoli, nuo šios elfų šaknies vėl turėtum atvirsti į pirmykštį pavydalą. Ačiū, tėte. Būti dideliu buvo smagu, bet ilgainiui pasijutau labai vienišas. Azraelis ilgainiui irgi susitrauks. O dabar tegu nuveja Gargamelį kuo toliau nuo kaimo, kad kitą kartą jo nerastų. Metas apsitvarkyti. Išminčiau? Klausau, tėte. Jau einu, tėte. Tėte, juk esi toks protingas. Gal galėtum išvirti stebuklingo tvarkymosi viralo, kad nereikėtų man vargti? Nori dar viralo? O, ne. Jokių viralų. Kaip drįsti galvočiau. Aš tik pajokavau. Tėte, gelbėk. Pats prisivirė košės, tegul pats ir srebia. Smurfyte, tu visiškai teisi. Gelbėkit. Šykštuolė, mes mylime tave. Buvai turtingiausias smurfas pasaulyje ir šitaip susimovei. Valio šykštuoliui.